Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta. Aš esu Kristina ir man labai džiugu, kad jūs žiūrit mano video. Tai ką, atėjom į trečiąjį advento sekmadienį. Video jau, kas galėjo būti sufilmuota, jau yra sufilmuota. Pas mane yra sekmadienis. Bet bendrai paėmus šitam video trūksta tik tai pradžios ir jau pačios pabaigos. Kokia buvo šita savaitė? Savaitės pradžia, vėliau video ko gero matysit, trinktelėjo, sakyčiau, taip sunkokai, bet po to viskas taip lėgo ir atlėgo, žodžiu, ir vėl viskas pasidarė gerai. Mezgiau tikrai sąžiningai kiekvieną dieną. Parodysiu ir tolimesniuose siužetuose. Ir parodysiu, dabar jau turiu, ką pavyko man iki dabar numegzti. Tai nuo ko mes čia dabar galim pradėti tą video. Man atrodo, kad pradžiai papasakosiu, kad megzti vieną mezginį yra nuobodu. Rimtai, nuobodoka. Nes šiuo kalėdiniu periodu, laukimo, šitas visas savaitės, mezgu tik tais šitą savo, žodžiu, piniuotį. Patinka man jisai. Mezgasi smagiai, darbo reikia daug įdėti, džiaugiuosi kiekviena išmegzta akim, čia yra faktas, bet norėtųsi kažką paturėti ant virbalų ir kitoniško. Tai mačiau, kad Dominyka yra nusipirkusi kūčių išvakarių tą tokią kaip ir dėžutę rankom dažytų siūlų. O aš galvoju, reikia mane prasidžiuginti į ateitį, kad turėčiau motyvacijos kuo greičiau pabaigti tai, ką dabar turiu ant virbalų. Tai ką aš padariau? Per vieną pietų pertrauką, žodžiu, sugalvojau, kad man reikia nuvažiuoti į siūlų parduotuvę ir pradžiuginti save naujų kamuoliukų siūlų procesui, kurio man žiauriai reikia jau dabar. Bet dabar negaliu megzti, kaip žinia, nes nebedaug laiko turiu šitą megztiniui pabaigti, o darbo dar gerokai nemažai likę. Tai ką aš padariau? Sėdau per vienus pietus į mašiną, nuvažiavau į Kasalaną. Ko gero tą reportažą aš jums dabar ir įdėsiu iš tos parduotuvės. Truputėlį pafilmavau lentynas. Tai pažiūrim dabar, ko Kasalana turi. Ten tikrai ne viskas mano nufilmuota, bet šis bei tas yra. Tai kad jau pasidžiaugiau, kad buvau siūlų parduotuvėje, tai dabar rodau, dėl kokio kamuoliuko ir dėl kokio būsimo proceso aš ten važiavau. Šią savaitę įsėdus į mašiną rytais ir paskui po darbo vakare, nurūpus miltai kaip šalta rankom. Kosmosas kažkoks tai. Deja, mašinos komplektacija neturi šildomo vairo. Prieš kelias savaitės teko naudotis pakaitinę mašiną. Tai ji turėjo tą šildomą vairą. Ir o dieve, koks tai yra gėris. Bet tačiau mūsų šeiminė mašina tos funkcijos neturi.
Tai ką aš pagalvojau, kad man reikia ne pirštinių, bet man reikia riešinių. Reikia riešinių, kad, žodžiu, aš nejaučiau to tokios šaltos odos jausmo prie savo rankų įlipus ryte iš šiltų namų išėjus arba iš šilto ofiso, žodžiu, įlipus į mašiną. Tai va, tai mano grobis buvo štai toksai. Kadangi vėlgi procesą aš ketinu pradėti turbūt tuo kalėdiniu laikotarpiu, tai tegul tai būna man maža dovana savo nuo savęs po kalėdų eglę. O kad jau aš pati, kaip sako, jeigu savęs nemyli, tai kas tave iš vis gali mylėti, tai aš save pamylėjau ir nusipirkau ne ką kitą, o va štai tokį kamuolėlį Cardiff Kašmyro. Dabar aš oficialiai galiu pareikšti, kad tai ko gero yra tikrai mano brangiausias kada nors pirktas siūlų kamuoliukas. Visos žino turbūt, kas tai yra 100% kašmyras, tai yra 25 gramų kamuolėlis, kuriame yra 112 metrų. Manau, man riešiniam jo vieno tikrai užteks, nes kaip žinia, ten daug siūlo nereikia, o riešinės aš jau esu mezgus, tai jau maždaug įsivaizduoju, kiek to siūlo tam reikia. Tai žodžiu, kūčių vakar arba kalėdų rytą manęs laukia naujas procesas savo brangiausiai. Šiaip bendrai paėmus, aš daugiau nelabai kam ir mezgu, tik savo. Tai va, tokie reikalai. Tai va, apie šitą kašmyrinį kamuoliuką mes pašnekėjom. Dabar, manau, pažiūrėkim, ką aš jum prifilmavau. Turbūt daugumoje tai bus vaizdeliai iš pietų pertraukų mano, kur man teko pabuvoti, ką pamatyti. Žodžiu, taip, netempiam į naktį ir žiūrim. Tai ką, sveiki dar kartą. Ko gero šį prisijungimą pradedam nuo dovanų ir pirkinių. Tai turbūt visų pirma nuo pirkinių, nes teko per vieną pietų pertrauką šią savaitę apsilankyti Akropolyje. Tiesą sakant, mes ten einam kiekvieną dieną, nes valgyti tai norim. Ir kažkaip visai nematėm nei pranešimų, nei dar kažko, užtikom mugę. Design for Life, man rodos. Tai, žodžiu, neišėjau be pirkinių, bet tie pirkiniai buvo tokie labai maži, tiksliau vienas tik tai buvo, va. Kaip galite matyti, nusipirkau iš Redos keramikos štai tokią žvakidę, šitai tabletiniai žvakutei. Kadangi turbūt esat matę pas mane namuose yra va štai tokie nameliai, irgi va su paauksuotais elementais, tai aš tai pagalvojau, kad va šita žvakidė man labai puikiai tiks ir papildys mano namus. Tai va, ko gero minėjau, kad žvakidė pirkta iš Redos keramikos skyrelio. Tai va, mes nieko nelaukim ir užsidėkim tą žvakę, kad pas mus būtų dar jaukiau. Kaip nekaip turim adventą. Štai. Vat. Įsižiebėm, žodžiu. Ugnį galim pasistatyti kur nors, kad mum nepavojingai pamirguliuotų ir matytųsi.
O tarp kitko, matot, kaip galite papuošti savo siūlų babinas. Čia yra kepuraitė nuo nutelos stiklainiukų. Pritaikiau, tai man atrodo tobulai mūsų temai. Tai va. Ir dar šią savaitę, antradienį, pas mus yra skyriaus, ne įmonės, bet konkrečiai mūsų skyriaus tradicija keistis prieš kalėdas dovanomis. Mes traukiam lapelius, suma yra 20 eurų ir, žodžiu, paskui sutariam kažkurią dieną ir visas skyrius, kažkur apie 30 žmonių, važiuojam į restoraną visi, valgom skanius pietus ir keičiamės dovanom, aišku, apsikeičiam ir gražiai žodžiais, ir palinkėjimais, ir visko. Žinokit, dėja, bet aš savo dovanos nei nufilmavau, nei nufotografavau, tai jau dėja, bet galiu pasidalinti, ką pati gavau. Čia, vat, kaip matot, yra tik tai dalis dovanos. Išlaikiau ir šokoladą nesuvalgius. Ir, žodžiu, tai mane išsitraukė moteris, ne vyras, aš taip pat išsitraukiau moterį. Tai mano dovanoje buvo, vat, štai toksai rankų kremas, jeigu iš arčiau. Labai myliu šios firmos rankų kremus, ypatingai kur yra irgi va tokios mažos tutelės, man rodos vadinasi Cherry Blossoms, vyšnių žiedų kvapo. Tai vat mano vienas mylimiausių, bet ir šitas niekuo nenusileidžia. Tikrai mumezgėjom, rankų kremas yra labai reikalingas, bent jau man, nežinau, rankos mano yra išskirtinai ko gero sausuoliškos. Tada buvo šokoladas. Kaip suprantu, šokoladas yra iš Lidl, bet ne iš lietuviško Lidl. Tai vat, bus galima pasidaryti pagaliau kavos ir paragauti. Pakuotė tai labai įspūdinga, tikiuosi ir skonis bus geras. Ir dar tenai buvo namų kvapas, kurio nuotrauką vat, aš jums kažkur kampelyje įdėsiu, kad galėtumėte matyti. Tai vat, turiu pasakyti, kad dovana praktiška, gera, tokia, kokia man patinka. Tai vat. Kaip galit matyti, mezginys augo ir užaugo iki tiek, kad jau sunkiai telpa į kadrą. Tai va, tarp kitko, man rodos, šitam mano filmuke iš mugės tikrai akis užkliuvo už tų alpakų. Tik vat aš klustelėjau pardavėjos, sakau, ar čia yra gal kartais iš Lietuvoje esančių alpakų ūkių kailiukai tom alpakom. Sakė, dėja, ne, Lietuvoje esančių neužtektų, jie kailį importuojasi iš Peru. Tai vat, sužavėjo, žodžiu, nematyta, tikrai buvo labai fain. O dabar pakalbam, ką man pavyko numegzti iki šiandien. Šiandien mes jau turime šeštadienį. Savaitės pati pradžia buvo turbūt ne iki filmavimų, kurios filmavo vlogmas, nes mačiau ir Dominikai, ir Gretai nebuvo pačios iš lengviausių dienų. Tai jungiuosi prie jų šaunaus būrelio, savaitės pradžia nebuvo pati lengviausia ir man. Bet ėjo ir praėjo. Ir nėra čia tokių neįveikiamų ar neišsprendžiamų klausimų ar bėdų. Tai va, ką man pavyko numegzti. Kaip matot, yra jau, nežinau ar matot, bet papasakosiu. Yra jau atskirtas priekis ir nugara. Nugaros dalis ilsisi sėkmingai ant virbalų, priekis šuoliuoja į viršų. Viską mezgu kol kas, kaip matau video. Prisidėjau vat, po 12 akių iš šonų. Raitus nesi truputėlį siūlai, tai nelabai eina normaliai pamatyti. Žodžiu, vat, prisidėjau po 12 akių iš abiejų pusių. Ir mezgu į viršų. Ir dabar jau esu prisimezgusi iki to laiko, kai parodysiu schematiškai, bus tikrai aiškiau, kai jau turiu pradėti formuoti iškirptę. Priekio iškirptę. Tai va, tai dabar, kurioje aš čia esu eilė. Dabar jau kaip tik megsiu gerąją eilę geroje pusėje. Ir jau užsidarysiu, jeigu taip galima sakyti, tas 16 akių, susiskirstysiu markeriais, aišku, prieš tai ir jau pradėsiu formuoti.
Tai mano tikslas šiam savaitgaliui yra taip. Išsiformuoti apykaklę, susiformuoti pečiam nuolydžius ir pradėti megzti nugaros dalį. Labai tikiuosi, kad man pavyks mano planai. Apie tai, aišku, dar būtinai susitiksim rytoj ir pašnekėsim, pažiūrėsim, kas čia man pavyko ir kaip čia viskas atrodys. O dabar ką? O dabar pagaliau šventė ir mano namuose. Šiandien mes puošiam eglutę ir eisim su jumis, pasiruošim tešlą sausainiams, tiems kalėdiniams. Tik tiek, kad jau eilę metų pas mus pasitvirtino tai, kad mes jų nedekoruojam. Tiesiog išsikepam tuos skaniuosius sausainius, išsispaudžiam formeles visokias gražiausias ir valgom tiesiog taip paprastai. Tešlos receptas yra gautas iš Dominikos, iš merginos su mezginiu. Pernai metais jisai buvo tope, nežinau, prikepiau darželį kelias partijas, nes nešiau vaikams, žodžiu, dekoruoti su glajais. Bet, sakau, namuose pas mus nėra prigiję, nes jeigu darom su glaju, tai sūnus nugriaužia glajų ir lieka sausainis apgraužtas, kurio jau paskui niekas nenori valgyti. Žodžiu, gaunasi visiškai ne biznis su to glajum. Vyrui nelabai patinka, dukra tokia irgi šiaip savo. Jaunai paauglė, jaunai nelabai jau čia tie sausainiai ir dar. Tai vat, tai ką? Įkeliu turbūt trumpus video apie eglutės puošimą, įkeliu video apie sausainių tešlos formavimą ir kepimą ir mes su jumis jau susitiksime tik tais rytoj, sekmadienį, dieną, kai išeis šis video. Nu tai ką, labas rytas, turim šiandien sekmadienio rytą, kol šeimyna pusryčiauja, atbėgau čia jums papasakot, kaip man sekėsi vakar megzti. Žodžiu, man atrodo, kad jau tampa tradicija, kad šeštadienio vakaras yra pas mane skirtas ardymui ir permezginėjimui. Nu tai žodžiu, pradedam nuo pradžių, kaip ten viskas buvo. Pasiėmiau aš šitą lapą, kur vakar rodžiau, ir pas mane jau net pasigramžęs jisai, kad aš čia žymėjusi viską, žodžiu, ir pradėjau megzti. Be megstama įsijungiau vat ir Svetlanos video, kur jinai rodo, kaip atmegzti šitas visas iškirpties įgilinimą ir nuleistus pečius. Nu, maža kas galvoju, gal pati pagal schematiškai megzdama pridirbsiu reikalų, galvoju, bus man ramiau. Nu ir žodžiu, mezgu. Ir sutepktų man taip, kad aš pradėjau va šitą iškirpties įgilinimą lygiai toj pačioj eiliai, kaip ir jinai savo video. Nu ir ką, mes mezgam, jinai mezga, aš mezgu, žodžiu, abidvi mezgam. Ir esmė yra ta, kad pasiliekam va centrinę dalį, paskui imam po 20, kiek čia 8 akis iškirpties įgilinimui, po 59 lieka pečių nuleidimui. Nu ir ką? Ir mezgam. Esmė, nu dar užbėgsiu įvykiam už akių, kad esmė yra ta, kad šita pinelė pas mane kryžiuojasi per 2 kartus. Vieną kartą susikryžiuoja, lauksim, kur mano užrašai, aišku, jau jie čia yra žiauriai baisus, bet jau jūs nekreipkite dėmesio. Va, kaip jinai kryžiuojasi. Vienoje eilėje mezgam 2 geros ir 4 kryžiuojam su 2, kitoje išmezgam kryžiavimą pradžioj ir išmezgam 2 geras likusias. Tai gaunas tokia kaip plokštesnė pinelė. Ir dabar esmė buvo tokia, kad konkrečiu atveju, va, šitoj pinelėje pas mane neišėjo iki galo užbaigti kryžiavimo. Aš įdėsiu netgi video, kaip tai atrodė, nes nufilmavau.
Ir žodžiu, neišėjau užbaigti. Gavosi taip, kad pas mane šičia kryžiavimas ir lieka 2 akys. Nu, vat konkrečiu atveju, vat šitoj vietoj. Nu, bet jinai savo video sako, kad čia viskas gerai, žodžiu, žiūrint, kokio eiliai pradedi formavimą visą tą, viskas čia normaliai. Nu, nežinau, mesgiau, išmesgiau. Kažkaip labai neatkreipiau dėmesio, vis tiek dabar jau norisi megzti, vardant to, kad, nu, kuo daugiau numegs, kad suspėtumėm tą megztinį numegzti. Išsimesgiau antrą ir bemezgant jau antrą, žinokit, jau man toptelėjo, kad čia, nu, nebus gerai. Nes aš esu ta, kuri visada pastebi, pavyzdžiui, ypatingai, kur yra piniuotės, pavyzdžiui, kai kas nors įkelia kokį megztinį su klaida, tai tą klaidą aš pamatau pirmiau negu patį megztinį. Nu ir dabar galvoju, nejaugi aš būdama tokia, kuri pas kitus tuoj pat pamatau klaidą, paliksiu savo megztinį, nu va taip, nu nedadaryta. Tai ką aš padariau? Jau mezgant šitą petį, žodžiu, nusiardžiau. Ir aš tiesiog, vat toj eilėj, kur pas mane turėjo 2 geros išsimegzti ir 4 kryžiuoti su 2, aš tiesiog paėmiau ir padariau pinelės kryžiavimąsi 4 ant 4. Iš karto 4 su 4 sukryžiavau ir pas mane gavosi toksai, nežinau, turbūt labai akis nekrentantis, bet užsibaigus tapinė. Ir dar vienas momentas, kad vat, jau formuojant nuleistus pečius, šičia vat, irgi nebeišeina sukryžiuoti normaliai. Tai vat, aš sakiau irgi lygiai taip pat, padarysiu vat, kaip čia, kad padariau, 4 su 4 sukeisiu, sukryžiuosiu ir pas mane bus viskas užbaigta ir gražu. Negu kad palikta kažkokia tokia, atrodo, kad būtų, nu, nedadarytas. Nu, nesisako nedadarytas, bet, nu, suprantat, ką turiu minty. Tai va, toksai mano greitas buvo pasijungimas. Ko gero, einu baigiu gert kavą su šeimyna ir sėsiu toliau baigsiu megzti, nes čia jau nebetiek daug ir liko. Nebetiek daug ir iškirpties formavimo ir paskui sutrumpintom eilėm pečius numegzti. Tai va, manau, šiandieną mes dar tikrai susitiksim, pažiūrėsim, ką man pavyko nuveikti.
sveikinu peržiūrėjus tai, ką aš jums prifilmavau ir sumontavau. Ir dabar jau atsisveikinimo daliai. Susimušam, žodžiu, puodeliais su kava. Kažko šiandieną labai sunki galva. Man labai retai skauda galva, bet šiandien viena iš tų retų dienų. Bet viskas, aš jau išgėriau vaistų, aš jau vėl va. Sveikutukė. Tai va. Tai kągi, žiūrim, ką man čia pavyko nuveikti nuo šiandien ryto. Aš buvau jums prisijungus ir pasakojau, kaip man šeštadienio vakarais jau tampa tradicija ardyti tai, ką esu jau numeskus. Žiūrėjau, ką darysi, kad ta reakcija ateina pavėluotai? Aš manau, kad mes nedarysim to rankų kadre dalyko. Pabandysiu parodyti va taip, kaip sėdžiu. Ką aš galiu jums pasakyti, kad čia pas mane yra siūlinė beprotystė. Tikriausiai taip. Tuo aš tik tais pabandysiu atsipainioti. Nu va, jeigu žiūrint į priekį, čia yra mano pilnai išmėgstas iškirptais įgilinimas ir abudu pečiai. Vat, nuolaidus pečiai. Nu, raitus, nes tas siūlas dar neskaltas, niekas nedaryta. Vat. Pečių nuolaidumas. Vat. Iškirpti tokio giloką, bet aš kai surinksiu aplink akis, viskas bus gerai. Nu, nežinau, sakykit, ką nori, ta raudona spalva gražu, ypač kalėdom. Tai vat, permesgiau vat tuos savo pečius taip, kaip jau man atrodė, kad turi būti viskas. Vat, dalis akių liko ant virbalų, dalis kabo ant šitų troselių. Nežinau, žinokit, pabandžiau, man jie nežinau, ar yra pats patogiausias dalykas, gal greitam prisimatavimui taip, bet šitaip laikymui akių, nežinau, žinokit, neturiu nuomonės. Nesu labai sužavėta šituo fenomenu mezgėjų pasaulyje. Nu ir ką aš padariau, ir aš jau pradėjau megzti nugaros pusę. Tiesą sakant, turiu dar labai nedaug, gal kokias 10 eilių tik tai pasimezgiau. Ir ką aš padariau kitaip negu pas Svetlaną video, tai aš, dabar jau neišsikaskit, nes čia jau tikroji siūlų raizgalinė pasimatys. Aš vat šičia, kur prisideda tos papildomus mezgant 12 akių ir kaip ir išsilgina, kaip ir ta rankovės dalis, nu, vat iš čia galite matyti. Aš nedasirinkau atskirai jų, bet tiesiog susirinkau nuo tų, kur aš jau turėjau akis. Ir kad pas mane būtų vat štai toksai gražus, vat, turiu mintį šičia, ne čia, kad būtų toksai gražus perėjimas tos rankovės. Ir va taip vat sulenkus mezgu į viršų. Čia vat aišku yra tų tarpelių, tokių šviečiančių palaidų akių, bet aš tikrai susitvarkysiu ir niekas nepastebės, kad čia buvo kažkas. Nu, mezginys yra trikotažinis dalykas, jisai tempėsi, tasosi. Žodžiu, manau, kad tai yra visai normalu, bet siūlo ir adatos pagalba, viskas yra paslėpiama ir sutvarkoma. Tai vat, tai dabar planas yra koksai. Megzti. Čia vat nugaros dalis, va taip pat į viršų jinai kyla. Tokia vat konstrukcija. Iš tikrųjų dabar pati įdomiausia dalis yra mezgimo. Aišku, įdomu megzti buvo ratu tiesiog negalvojant per daug, vat, vis kryžiuojant pines, bet va šitie visi iškirpties įgilinimai, sutrumpintų eilių mezgimas, aš manau, kad tai yra viena įdomiausių dalių pačiame mezginyje. Tokie, net ir tas ardymas, aišku, užknisa iki begalybės, atrodo jau norisi megzti, numegzti ir jau, žodžiu, išvesti jį į žmonės, bet, ką darysi, taip atsitinka. Nėra nieko nepataisoma. Tai va, tokie mano pasiekimai šiai savaitai. Tai va, tai ką, dar kartą ačiū visiems ir visoms, kad žiūrit. Ačiū už jūsų šiltus komentarus ir palaikymo žodžius. Ir ką, susitiksim jau paskutinį advento sekmadienį su jumis. Nežinau kaip jūs, aš žiauriai laukiu sniego. Šiandien va sekmadienis, šiek tiek pabarstyta to sniego. Bet dėja jau ateina vėl atšilimas, kad ir kaip keistai tai skambėtų žiemos periodui. Bet gal kaip nors, gal susimylės ir paduos to sniego bent jau kalėdų rytui. Nors
turiu didžių abejonių. Manau, kad sėdėsim visos draugiškai baloj. Tai vat. Tai ką, tikrai nebegaišinu aš jūsų. Ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū naujiems žiūrintiem. Ačiū tom, kurios vis sugrįžtat vėl ir vėl pas mane. Aš esu tuo labai patenkinta ir laiminga. Ir ką, aš jau einu ruošti savo sekančiam video, nes praeitam video antram vlogė aš jums pažadėjau intrigą. Tai va, reikia ją atskleisti, ne? Reikia savo duotą žodį tiesėti. Tai kągi, ačiū dar kartą, kad žiūrit ir tada gražaus jums vakaro, nes pas mane jau gerokai sekmadienio popietė. Einu montuoti video ir jums įkelti ir mes susitinkam lygiai po savaitės.